Kartais ignoruojant darbus jų susikaupia tiek daug, kad rodos tuoj sprogs galva. Pavogus visiškai naujas sodininko žirkles, išmėginau jas ant kieme augančių krūmų, tačiau šis žaidimas taip neveikia. Todėl paėmiau pavyzdį iš nacių bei sovietų ir savo eksperimentus perkeliau ant žmonių. Ką galiu pasakyti, žirklės aštrios ir tikrai vertas teigiamo atsiliepimo Ermitaže. Nors ir smagu, šiandien tikrai nenoriu per ilgai užsiimti beprasmių žmonių skerdimu kaip visada, nes turiu tikrai nemažai darbų. Pirmiausia, turiu nueiti į policijos nuovadą ir susimokėti baudą. Prisiekiu, šio žaidimo momentai visai kaip regitra. Mažai naudos teikianti įmonė, gadinanti visiems nuotaiką. Paprastai į policijos nuovadą ateinu pavogti pareigūno aprangos ir žinoma tą ir ketinu padaryti, bet prieš tai panašu, jog neturiu pakankamai pinigų susimokėti už baudą. Todėl pykti dėl savo finansinio neraštingumo išliejau ant policijos pareigūnų. Štai pagrindinė priežastis, kodėl man patinka kompiuteriniai žaidimai. Tik juose gali išskersti visus, kas neįtiko ir dar viską padegti. Jeigu atkreipsite dėmesį, dešiniajame ekrano šone esantis mėlynas ženkliukas rodo, jog manęs intensyviai ieško policija. Ir eilinį kartą esu prisidirbęs iki ausų. Bėdas su teisėsauga sprendžiu senu geru užtikrintu metodu. Pavogiau policininko aprangą, apsirengiau ją ir dabar esu laisvas, šventas ir doras žmogus. Nors pareigūnai prieš kelias akimirkas matė mane brutaliai žudantį visus pasitaikiusius kelyje, dabar stovi prieš juos su tokia pat valstybės tarnautojo apranga kaip ir jų, todėl akivaizdu. Prieš juos stovi ne tas pats nusikaltėlis, bet visai kitas asmuo. Trečiasis anglų fiziko Izaoko Niutono dėsnis teigia, jog veiksmas lygus atoveiksmiui. Ir dabar matote puikų to pavyzdį. Mano veiksmas iš nusikaltėlio persirinkti policininkų tarsi būčiau teatro aktorius taip suglumino tikruosius pareigūnus, kad jų atoveiksmis buvo pradėti šaudyti savus. Žodžiu, pavogus policininko aprangą, kaip visada man susišvietė, jog neturėdamas nei kratos orderio, nei jokių oficialių įgaliojimų, galiu sau laimingai apieškoti šiuos nuostabius nakvynės namus, kaip kad padariau praeitą kartą. Kaip matote, nesu visiškai nevaldomas žvėris, nes kai kuriuos žmonės palieku gyvus. Štai pavyzdžiui, nenužudžiau to vieno pareigūno, nes jis juk mano netikras bendradarbis. Ir taip pat nenužudžiau šių dviejų merginų, nes nuojauta man kužda, kad jos pateikė prašymus stoti į vienuolių gretas, o bažnyčią aš palaikau, nes nėra nieko nuostabesnio ir magiškesnio už įsivaizduojamų draugų turėjimą ir jų garbinimą. Žinoma, aš tik pajuokavau, prašau, nenukryžiuokite manęs, Dievas ir bažnyčia mus suartina ir yra šviesos spindulėlis tamsoje. Tikėjimas apskritai skatina būti geresniais žmonėmis, tad labai rekomenduoju nueiti sekmadienį į šventąsias mišias. Prieš vykdant kitas užduotis aplankiau krautuvėlę, kurioje parduodamos spurgos ir netikėtai gavau savo kalėdinę dovaną ganėtinai anksti. Pietų Amerikos vienašmenį peilį arba labiau suprantamesniais ir mažiau wikipediniais žodžiais tariant, mačetę. Ir su ja man bus nepaprastai smagu. Ar matėte, kaip švariai šamponui nupjoviau galvą? Iš karto matosi, jog ašmenų kokybė labai gera. Taip pat išmėginau ją paleisti į kitus žmonės ir bumerangą. Rezultatai stulbinantys. Nemeluosiu, jaučiausi kaip vaikas kupinas džiaugsmo kalėdų rytą. Laikas vietoje nestovi, o šiandienos darbą atlikau tik vieną. Turiu pasitempti. Žmonai reikia nupirkti mėsos, tad nupėdinau iki šios linksmai besisukančios karvutės mėsinės. Nemeluosiu, šią vietą iš karto norisi įvertinti vieną žvaigždutę, nes nematau nei vieno pardavėjo, kuris man galėtų padėti. Klientas juk visada teisus, o šiandien aš jaučiuosi kaip Karen, kuri tuoj kvies menedžerį, nes nesugeba palaukti 5 minutes. Kadangi jau esu toks nekantrus, pats nuėjau pasiieškoti pagalbos pro šias duris. Crap, now I'm gonna have to find it myself. They probably keep him in the back room. I'll bet that door is unlocked. Nors aš tik persirengiau ir apsimetinėjau, kad esu policijos pareigūnas, panašu, jog Dievas man turi planą. Sunaikinti šią nesveiką korporaciją, kuri patiekia mėsą iš žmonių. O tai aš padarysiu su mielu noru. Kol pjaustau žmonės ir atlieku šventą pareigą, priminsiu žmonėms, jog visi mano vaizdo įrašai yra nufilmuoti tiesiog juoko forma ir aš tikrai neturiu intencijų ką nors įžeisti. Na, o jei ką nors netyčia ir įžeidžiau ar supykdžiau, labai dėl to atsiprašau. Bet prisiminkite, kad čia yra tik žaidimas ir tik paprastas komentavimas. Pasinaudosiu progą ir pasakysiu, leiskite žmonėms užsiimti savo mėgstamą veiklą, neversdami jų jaustis dėl to blogai. Leiskite žmonėms laisvai kurti vaizdo turinį, nes jei netokie žmonės, mes neturėtume ką žiūrėti vietoj ėjimo anksti miegoti. Štai tokią žinutę šiuo video noriu ištransliuoti pasauliui. Tiesiog, būkite geri vieni kitiems. Šis žaidimas gali būti kitokio lygio žiaurus, smurtinis ir kupinas kraujo, kiek mes patys kaip žaidėjai leisime.
Suaugę žmonės, kurie žaidžia, greičiausiai suvokia, kad viskas yra netikra ir tai tik žaidimas. Tačiau nepilnamečiai ir dar itin jauno amžiaus žmonės turėtų būti nors minimaliai edukuojami, kad tai tik senas žaidimas ir niekas jame neturėtų būti priimama rimtai. Bet kokiu atveju mėsos gavau. Kad tą mėsą iškepti, dar reikės gauti ko nors, kas ją gerai pačirškintų. Manau, kad tam puikiai tiks sutirštintų degalų mišinys napalmas. Tikrai puikus ir patikimas būdas gaminti mėsą, bet ar saugus, tai nebus mano problema, nes tai už mane išsiaiškins žmona. Kalbant apie žmoną, ta moteris užsimanė kažkokio nešventos formos žaislo, tad turėsiu gauti ir jį, nes aš stengiuosi būti geras vyras, o dabar dar ir kalėdos ant nosies. Aišku, turiu įtarimą, kad tas žaislas kainuos nemažai pinigų, tad nelaužydamas tradicijų apvagiau bankomatą ir dar įsilaužiau į parduotuvės antrąjį aukštą su viltimi rasti pinigų, bet užtikau tik neaišku dekapitacijos ritualą. Damn, I'm good. Your mother is a goat whom my father services. Not my proudest moment, bet ir aš tapau to ritualo dalimi. Tik ne kaip auka. Be to dar gavau achievementą, tad buvo verta čia ateiti. Hey, mascot, I need a bad touch crotchy. We be all sold out and shit. Shit. Atėjus į parduotuvę žmonai nupirkti žaislą, kurio ji taip norėjo, sužinojau, kad jie visi išparduoti. Tad leidau pasireikšti savo vidiniai Karen ir pakviečiau menedžerį. Juokauju, iš tikrųjų tai sušaudžiau darbuotoją, kuris man pasakė, kad žaislų Crap, nebeliko. sold out. Figures there are plenty of Larrys left. Užėjusi darbuotojams skirtą patalpą iš pradžių manęs nepaprašė mandagiai pasišalinti, o išsitraukė ginklus ir pradėjo mane šaudyti. Greičiausiai todėl, kad suprasčiau, kaip jaučiasi aplinkiniai, kai pats netekęs kantrybės imu visus žudyti. Nemeluosiu, man pasirodė ganėtinai keista, kad šį vieną žaislą taip saugo. Kuo jis toks ypatingas? Čia juk ne GTA 6, kad visi taip eitų iš proto. Nors iš kur man žinoti, galbūt 2003 metais tokio tipo žaislas buvo tikra sensacija, dėl kurio kai kurie net galvas guldydavo. Anyways, pagaliau pasiekiau napalmo gamyklą. Hello, miss. I need to buy some napalm. To kill weeds in my lawn, as far as you know. That'll be $300. Go down the hall and to the left, then follow the path to the canisters. You can't miss them. Sounds reasonable. Nemanau, jog čia dirba gera apsauga, nes toks paprastas pilietis kaip aš, visiškai nepatikrintas, ką tik gavo vos ne visiškai neribotą prieigą prie pavojingos gamyklos vidaus, tačiau ne man teisti. Sakoma, kad žmogus planuoja, o Dievas juokiasi, tad kas galėjo pamanyti, kad taip nutiks ir vėl. Planavau nusipirkti napalmo, tačiau gamykloje nutiko kažkas negero ir viskas išlėkė į orą. So, Grandma came down with the anthrax, you know. Glad to hear it. How's it going, pig? No one's impressed. Move along. Atsitiktinis žmogus, kurio visai nepažįstu, mane įžeidė. Tada aš priėmiau tai kaip rimtą iššūkį ir nušienavau jam galvą. Tai primena tuos atvejus, kai kažkas parašo neigiamą komentarą socialinėje medijoje ir prasideda didelė grandiozinė reakcija. Visi susipyksta dėl nieko. Paprasčiausias sprendimas tokiems atvejams yra... Tiesiog laimingai ignoruokite tokius asmenis, kurie skleidžia negatyvą ir jei įmanoma, tiesiog užblokuokite juos. Matote, ką tik išdaviau jums paslaptį, kaip pasiekti pasaulinę taiką. Jei visi mažiau rūpintųsi kitų nuomonę ir darytų tai, kas jiems teikia laimę, visiems būtų geriau. Na, o dabar kreipsiuosi į žmonės, kurie kada nors esate parašę neigiamą komentarą ir paprašysiu atsakyti savo į klausimą. Ar nuo to pasijutote geriau? Ar tas neigiamas komentaras greičiausiai perpildytas rusiškų keiksmažodžių padėjo jums? Jeigu atsakymas yra taip, daugelis rekomenduotų jums persidėlioti savo prioritetus ir susirasti naują hobį, nes bet koks niekuo neypatingas asmuo gali skleisti negatyvą. Ir taip, manau, jog šis pamokslas buvo žymiai įdomesnis nei žiūrėti, kaip kažkoks no-liferis šokinėja per degančios gamyklos vamzdžių sistemą, o tuo labiau bėga nuo degančio kamulio, kuris greičiausiai pripildytas koronos. Ar dar pamenate, kaip mamos ar mokytojos sakydavo, jei draugas nuo tilto šoktų ir tu šoktum? Šiandienos atsakymas yra taip. Tikrai taip, nes tik tokiu būdu šiandien sugebėjau pabėgti iš šios nesaugios gamyklos ir grįžti namo. I hope you found a bad touch crotchy. You won't believe what they're selling for online. Oh, I got crotchy all right. Yep, definitely. Couple of times. Want to see the cool thing I picked up to kill the weeds with? Ow!
You ruined my carpet, you asshole! Sorry, I was aiming higher, I swear. Gotta get this thing calibrated.